Tai vat aš dabar papasakosiu, kaip visa tai patobulėjo ir kaip visa tai tapo paprasta. Tai grįžtant, aišku, į praeitį, mes visą laiką stengiamės parodyti tuos savo planus, brėžinius, interjerus įvairiausiais būdais, nuo 2D planų iki 3D planų, 360 nuotraukos, VR turai, vizualizacijos, visos pastangos, kad kuo labiau perteikti projektus. Bet vienintelė problema, kokia buvo, kad mes vis tiek negalėjom natūraliai patirti visos tos aplinkos. Tai va dabar tas VR turas, sakykime, patobulėjo iki to, kad jisai tapo visiškai neberibojamas. Tai mes galim namus patirti visiškai neribotai, taip kaip nusikėlę į ateitį. Tai vat būtent tokią programą mes ir sukūrėm ir ištobulinom. Tai dar prieš užbėgant įvykiams jiems už akių, tiesiog noriu paminėti, kad visam tam tai reikia 3D projekto, nes galvoju, po to žiūrėsit prezentaciją ir galvosit, o Jėzau, turbūt kaip čia sudėtinga yra visą tai integruoti ir panaudoti. Tai tikrai žinokit, nesudėtinga, tiesiog reikia 3D projekto, nerenderinto ir iš esmės, kiek esam gavę failų, beveik visi, net ne beveik visi šiaip atsidaro, viskas tinka ir veikia. Ir kaip prieš tai buvau girdėjusi, kad SketchUpas ten su daug vis kažkur tai nelabai draugauja, tai žinokit, mums SketchUpas geriausias. Mums paprasčiausia yra iš tiesų jį perkelti ir naudoti, nes, pavyzdžiui, kokia yra problema arba, sakykime, specifika perkelinėjant projektus į VR, mes šiaip naudojam Unreal Engine, tai mums būna per daug trikampių. Pavyzdžiui, koks 3D Max'as, jisai ten turi labai daug, ypač augalai, visokių detalių, visko po vieną. Ir tam, kad mes įkeltume į akinius, mums reikia viską labai labai suspausti ir supaprastinti. Tai vat visi tokie, kur yra per daug išpūsti, per daug turintis detalių modeliai, mums tampa per sunkus. Tai dėl to gali ir kaina didėti tų visų projektų į VR perkeliamą. Tai jeigu kada nors darysit, tai stenkitės naudoti tokius modelius, kurie būtų mažiau trikampių turėtų. Tiesiog gal taip. Tai iš esmės, ką mes padarėm ir ką mes sukūrėm, tai mes sujungiam turimas VR arenas, kurios yra nuo 2 iki 600 kvadratinių metrų dydžio. Ir jos yra visoje Lietuvoje, jau egzistuojančios, jeigu ką, ir sukūrėm programą, kurios dėka vat, visą tai galim įgyvendinti. Tai dar ką svarbu paminėti, vat, kad mes tą programą darom, nėra taip, kad kažkur visą tai yra kūriama ir daroma, mes programuojam, mes integruojam, mes atsižvelgiam į visokius poreikius ir reikalavimus ir vis papildom ir tobulinam tą programą. Ir čia, kaip matot, vat, labiau atsiskleidžia tos arenos dydis ir kaip yra vat, vaikščiojama ir esmė, kad visa ta erdvė suteikia visą tą laisvę judėjimui. Ir tai yra vienas esminių ir pagrindinių dalykų, nes pavyzdžiui, VR turas, jūs jeigu užsidedat, jūs ten negalit laisvai judėti ir jūs vaikštot paveiksliuke. Čia jūs vaikštot 3D modelyje ir kadangi erdvė yra didelė, jūs net pamirštat, kad jūs esat virtualiam pasaulyje, nes kadangi jūs taip laisvai judat, lyg judėtumėt namuose, tiesiog smegenis nebesupranta, kad čia nerealu. Ir pavyzdžiui, šitam video labai gerai matosi, kaip... Oi, palaukit, gal grįšiu. Per daug nuėjau iš šono. Jo, tai va čia net matosi, kaip mergina nežiūri į apačią, nes jai taip baisu, jinai čia vaikšto virš terasos, kas vėlgi parodo, kaip tai yra neribojama, nes mes galim iškelti ir ant stogo, ir ant terasos, kiaurai sienos eiti. Iš tiesų namus galite apeiti taip, kaip net realybėj neišeitų apeiti. Tai tas judėjimas yra visiškai neribojamas. Ir čia vat yra pavyzdys, kaip atitinka tas mastelis. Nes mes gavom skambučių ir iš baldininkų, kurie galvodavo, vat, gal daryti VR showroomus ir parodyti taip savo visus turimus baldus. Tai vat, mes patikrinom, kaip atitinka 3D modelis ir tikra kėdė. O čia yra vaizdo įrašas iš akinių. Čia daugiau matosi, kaip atrodo visa patirtis, kai esat užsidėję akinius. Tai šiaip visus video rekomenduoju pasižiūrėti mūsų YouTube kanale VR Arena Home, ten bus su garsu, nes, taip žiūrint iš šono, tai atrodo, tiesiog, vat, kažkoks toks vaizdas ir, jo, suprantu, kad čia taip jaučiasi, bet
kiek ten yra emocijų, kiek žmonėms atrodo, kad tai yra realu. Ir, pavyzdžiui, mes netgi ribojam tą žmonių kiekį jų vaikščiojimą toje erdvėje, nors galėtų ten vaikščioti ir 30 žmonių, nes vis tiek visi apeidinėja tas sienas, visi baidosi baldų ir visko, nes visiems atrodo, kad tai iš tiesų egzistuoja. Ir vat mūsų koks esminis yra skirtumas dar nuo visų kitų VR ar kitų VR programėlių, nežinau, dar kaip pavadinti kitaip, mes padarėm, kad vat, matote vienas kitą, tai vat, jūs, kai esate, sakykime, su šeima ar su antra puse, ar su architektu ar dizaineriu, kartu galite vaikščioti ir komunikuoti, nesusitrankyti, matyti vienas kitą. Tada padarėm, kad matote rankas, kurių dėka jūs vėlgi galit pasimatuoti aukštį, plotį, komunikuoti, rodyti į tam tikras vietas, kurias norit aptarti arba analizuoti. Visą tai galima, aišku, dar ir įrašyti ir po to aptarinėti. Jo, vat galim padaryti imitaciją atsisėdimo, sakykime, prie stalo ir jūs tada matot vaizdą toks, koks bus sėdint prie stalo, jeigu jums svarbu, jūs galite tai pasižiūrėti. Taip pat galim perkelti į antrą aukštą, tai ar į antrą, ar į trečią, ar į penktą, visur. Ir galite tada pajausti namus būtent iš tos perspektyvos. Taip pat yra galimybė keisti dizainus, tai čia parodysiu vėliau. Ir yra interaktyvumai. Čia dabar tiek gerai nesimato šitam projekte. Bet, na, čia būtų tokie kaip besidarinėjančios duris, ugnis, tekantis vanduo iš dušo, nežinau, garsai, sakykime. Vėl aš perjungčiau. Tai va, žodžiu, jeigu ką, tai tiesiog visokių tokių smulkių dalykų galima įdėti. Ir toliau mūsų paskutinis atnaujinimas dabar yra, ką mes sukūrėm ir padarėm. Tai iš esmės padarėm tokią galimybę pristatyti objektus ir juos patyrinėti be arenų. Ir dar plus ką padarėm, kad yra miksuota realybė. Tai jūs galite nuvažiuoti, sakykime, pas jūsų klientą į sklypą, jeigu jūs esate, sakykime, architektas, ir tą namą pastatyti jo sklype. Ir jums matosi realus vaizdas per langus ir visa reali aplinka. Tai jūs tą namą galite pasukinėti, pastatyti taip, kaip, pavyzdžiui, galbūt būtų gražesnis vaizdas ir nuspręsti tikrąją poziciją, kaip bus. Tai čia toks, fainas, sakykime, jeigu netgi ir ne jo sklype, bet šiaip susitinkat su klientu kažkur mieste, tai galit parodyti Rotušės aikštėje arba prekybos centre, tiesiog taip, kaip čia aš pastačiau. Paslapčia nieks nežino, bet aš žinau, kad čia aš namą pastačiau, va net iš antro aukšto galėjau pasižiūrėti, kaip jisai atrodo. Ir taip pat turim kitas galimybės, kur tiesiog jas papasakosiu, nes galbūt kažkam bus aktualu taip pat. Tai, šita tai turbūt labai aktuali turėtų būti interjero dizaineriams, nes vėlgi čia susipina su ta pačia prieš tai pristatyta tuo miksu virtualios realybės ir realybės. Tai kaip jūs galite pastatyti namą, sakykime, ant sklypo, tai lygiai taip pat, sakykime, dizaineris gali sujungti esamą objektą su būsimu objektu. Tai jeigu jums tai skamba labai sudėtingai, tai žinokit, ne, nes tiesiog jums prie įėjimo durų reikės pažymėti 2 taškus tarp durų. Ir mes projekte esam irgi numatę, kad, sakykime, toj vietoje yra tie 2 esminiai taškai, jūs irgi atėję pažymėti tuos 2 esminius taškus ir jums viskas susijungia. Ir vėlgi per langus vaizdas lieka toks, koks iš tiesų yra, o užsideda tiesiog tam objekte interjeras ir tos visos detalės. Ir jūs vaikštat iš tiesų savo namuose, bet matot ateities interjerą. Tai čia man toks iš vis dabar atrodo pats smagiausias dalykas, ką galima būtų patirti. Tai tas skirtingų įrengimų dar parodymas. Tai jeigu, sakykime, klientai nenusprendžia, ko jie norėtų, ar ten baltos stalviršio, ar juodos stalviršio, gal vonios, pavyzdžiui, irgi plytelių spalvų, galbūt tiesiog fasado, tai jūs galite mums atsiųsti kelias medžiagas, iš kurių jūs renkatės, ir mes tas medžiagas tiesiog įdėsime, kad ten yra opcija, ir tada kažkokiu būdu, arba kaip rankoje, kaip planšetė, arba tiesiog
priliečiant tą sieną ar tas plyteles, jos momentaliai tą pačią akimirką keisis. Ir tada žmogus galės nuspręsti, kaip jisai iš tiesų nori, kad tie namai atrodytų, nes ar nuotraukoje, ar tenais vaikštant, skirtumas labai didelis, nes čia jūs normaliai pajaučiat tą visą erdvę. Ir aišku, mes po viso šito, kadangi jau visas didysis darbas yra atliktas, mes galim jums dar suteikti programėlę, kurios dėka, vat, panašiai kaip ten vat, rodęs VR turų, sakykime, kur rodiklyčių pagalba keliauja, tai čia aš specialiai dabar taip ir po kranu visur landžioju, kad čia jūs visiškai neribotai galit po namus vaikštinėti, va taip skraidyti klaviatūros pagalba. Vat net pasižiūrėti, kaip ten kranas, visas tokias detalės. Ir šitos programėlės dėka jūs, aišku, galite pasidaryti ir nuotraukų, ir video medžiagą, jeigu reikėtų parodyti klientui, arba, tiesiog jau kaip jūs sugalvojat, tiesiog ta programėlė yra ten viskas surenderinta, tai todėl galite ir nuotraukas, ir video viską pasidaryti. Ir va čia dar irgi vienas toks iš naujesnių, tai yra nuotolinės apžiūros. Tai kaip minėjau, kad mes patys darom ir atsižvelgiam, kokios reikalauja ir prašo, tai vat vienas namelių statytojas sako, aš turiu pirkėjų Suomijoje, sako, kaip aš galėčiau dabar parodyti tuos namus, ar galiu nuotoliu. Tai žodžiu, mes padarėm tokį dalyką, kad jo klientas išsinuomoja akinius, o jisai per telefoną prisijungia ir mato, ką tas klientas mato. Arba irgi gali užsidėti akinius ir kartu su juo vaikšto. Tai jie vaikšto vienam tam pačiam objektą, būdami skirtingose šalyse. Na ir vat, ką pagrindinių dalykų pastebėjom po visų šitų patirčių, kai pavaikšto pas mūsų arenose, sakykime, klientai, tai paskutinis toks atvejis buvo, kada NT vystytojai buvo atvažiavę ir jie turi tokį butą, kuris ten nelabai parsiduoda ir jo toks išplanavimas L formos, ten toks nelabai patrauklus ir neaišku, kas ten per butas toks. Tai jie paprašė mūsų perkelti kelis butus, mes perkeliam ir tada, kai jie atvyko pavaikščioti, pasižiūrėti, sako, ką jūs mums čia rodus, kuris čia projektas. Ir kai mes pasakėm, kuris tai projektas, jie patys negalėjo patikėti, sako, tai čia geras butas, tai čia viskas telpa ir išplanavimas geras. Sako, mes galvom, kad čia, nesąmonė. Ir kai žiūri į brėžinį, tarp tų visų parduodamų butų jisai atrodo tikrai, nelogiškas, bet kai eini į tą patį projektą, pasirodo, kad jisai logiškas ir geras tas projektas. Ir va dažnai tas pasireiškia, kada atrodo dažnai žmonėm, oi, reikia daugiau vietos, daugiau erdvės, bet kai viskas susistato, viskas susideda, jie tada pamato, kad čia tikrai užtenka ir nereikia čia nieko daugiau. Aš, pavyzdžiui, ilgai galvojau, kad ant namo reikėtų 100 kvadratų, bet pavaikščiau po 60 ir supratau, kad, čia užtenka, ką mokėt man daugiau. Tas užtenka tos erdvės. Tai daug visokių tokių būtent erdvės suvokimo dalykų įsisprendžia, ypač ten, jeigu dar baldai sudėti, tai tas visas funkcionalumas, tai žmogui pasidaro tikrai aišku ir tvirta, kad tai yra tai, ko ieškau, arba tai, ko noriu ir kad čia viskas ok. Tai grįžtant tada prie projekto perkelimo, tai procesas kaip ir atrodytų. Iš esmės, jums tai darbas vienintelis atsiųsti 3D projektą ir po to jau, kai mes padarom perkelimą, jūs pasirinkat areną norimą pas mus svetainėje ir užsirezervuojat laiką. Ir viskas, atvykstat su klientu ir pasivaikštot. Ir paminėsiu dar perkelimo kainas, tai jos yra, sakykime, 2 skirtingiem klientam. Tai ką mes pastebėjom, kad pavyzdžiui, tiem, kurie individualiai savo stato, tai jiems tikrai pakanka to paprastesnio varianto, tiesiog dėl erdvės ir baldų suvokimo, tai jiems yra mažesnė kaina nuo 300 PM iki 650. O, sakykime, jeigu tai būtų verslo klientai, tai jiems visada siūlom daryti tą jau realistinį, labai gražų, su interaktyvumais, kad jisai emociškai paveiktų, nes iš tiesų, kiek kas pavaikščio, tas emocinis paveikimas yra labai labai stiprus, neįtikėtinai, nes tiesiog jau atrodo, kad tu rodai žmogui parduodi tuščią objektą, bet kai jį pamato visą tą įrengtą,
jisai nebesupranta, kad jisai perka tuščią. Atrodo, kad jau perka ateities namus, tai jisai tampa labai labai paveikus tas visas realistinis perteikimas. Tai vat dėl tų visų interaktyvumų, daugiau šviesų, daugiau detalių, kaina yra didesnė perkelimo. Ir tada tie apsilankymai arenose. Tai pirmas pasivaikščiojimas, tas pagrindinis iš esmės, vienas šiaip ir užtenka, jisai yra įskaičiuotas į kainą, jisai yra nemokamas. Bet jeigu norėtų klientas dar kartą ateiti arba jūs dar kartą ateiti pavaikščioti, tai papildomas apsilankymas kainuotų 50 eurų pusvalandis. Ir kaip minėjau, esam visoje Lietuvoje, tai jeigu yra klientas, sakykime, iš Šiaulių, tai jam nebūtina važiuoti į Vilnių, kad jisai patirtų savo tą objektą, jisai gali tiesiog Šiauliuose rezervuoti areną ir ten ateiti pasivaikščioti po projektą. Ir tas variantas, jeigu labai jūs sudomino, kada rodyti objektą, sujungiant sienas arba vat ant sklypo, kada nereikia tų visų arenų, tai jūs galite įsinuomoti akinius dienai arba galite mėnesiui. Tai dienai būtų 30 eurų, tai čia mes jau viską įkeliam, įrašom programą, viską paruošiam ir atiduodam jum. Ir jums, žodžiu, nereikia nieko sukti galvos. Ir dėl to naudojimo, kaip čia viską jungti, tai žinokit, irgi ten 3 mygtukai ir viskas veikia. Šitą namą pastatyti, pavyzdžiui, Rotušės aikštė, tai man tiesiog reikėjo užsidėti akinius, meniu pasirenku, kurį namą noriu pastatyti, pasirinkau tą namą. Ir tada priėjau su pulteliu ant žemės, paspaudžiau mygtuką ir čia reiškia yra namo centras. Ir tada, kai užsidedu akinius, aš jau esu name ir, jisai būtent yra centruotas per tą tašką ir aš jį galiu visą peidinėti. Žiūriu, maks paprasta yra kaip tą visą panaudoti ir pateikti. Ir apibendrinant, tai vat vėlgi reikia tik 3D projekto, ne renderinimo, renderinimo mes atliekam, perkelimo kainą nuo 3PM iki 900, apsilankymai visuose didžiosiuose miestuose ir akiniai su programa arba 30 eurų, arba 100 eurų mėnesį. Ir galiu čia labai daug pasakot, bet iš tiesų visą tą jausmą sunku perteikti, koks tai yra, kai būnat tenais. Tai tikrai visus kviečiu išbandyti, atvykti ir galit pasiimti šiaip ir klientus ar kolegas. Ten iš esmės arenos didelės galima atvykti nors 20 žmonių ir tiesiog keistusi ir pabandytų visi ten po 5. Ir tiesiog, pamatyti, kas čia per ateitis, kas čia per dalykas ir jį pajausti. O dėl rezervacijos aš tada iš karto parodysiu pas mus svetainėje. Taip, va čia nuėjus. Čia jeigu ką yra mūsų pavyzdžiai, galite pasižiūrėti, ką jūs galėsit pavaikščioti, patirti. Tai čia keletas objektų, dabar turim šiaip daugiau, tai net daugiau galėsim parodyti. O pati rezervacija, tai pavyzdžiui, netgi jeigu ir klientui jau kai įvyksta tas perkelimas, tai jūs spaudžiate rezervuoti. Tada pasirenkat norimą dieną, norimą laiką, spaudžiat kitas. Čia tada irgi mums svarbu, kiek yra dalyvių, kad paruošti akinių skaičių tinkamą. Ir va štai čia dešiniai pusė yra nuolaidos kodas. Tai va šitą, kur aš dabar jums daviau demo 100, tai įvedat ir rezervuojat ir atvykstat tarsi klientų ar vieni. O kai yra perkeltas jau objektas peržiūrai, sakykime, jūsų klientui, tai čia bus tada ne demo 100, o sakykime, jūsų kliento pavardė. Tai mes žinosim, kad tą valandą ateina būtent to namo žiūrėti ir mes lauksim ir jungsim iš karto jums jūsų projektą. Tai va. Labai skamba ir nuolaidos tikrai čia iki 0, aš galvoju, kiek čia pasidarys, 0 pasidarė. Labai. Jo, tai čia nemokama demonstracija. Ne, tas toks atvejis iš tikrųjų. Norėjau paklausti vieną klausimėlį, tikrai turiu, dėl tų, pavyzdžiui, kai kurios arenos pas jūs yra tais tokiais juostelėm, ant grindų sužymėtos, ant sienų. Tai kaip tą interpretuoti, nes aš dėl to ir galvojau, kad jums būtina kažkaip tai apdirbti patalpą, kad jinai atspindėtų tą modelį. Bet kaip pasakėt, kad galima su pulteliu tiesiog paklikinti į norimą vietą, kaip prekybcentriai. Ir visas modelis atsiranda, kodėl tada tose arenose taip nepasidaro. Ar irgi pasidaro ir tas jau sena technologija, sakykime, apklijavimas jau liko? Tai grįžtant prie to, visas tos arenos, jau kaip ir buvot minėję, ten prasidėjo nuo žaidimo.
Tai kadangi, kai žaidimai vyksta, akiniams, nu, vis tiek ten žmogus laksto juda, tai reikia daugiau tų tokių akcentinių detalių. Iš esmės, kuo daugiau yra kažkokių taškų, nuo kurių akiniai gali atsispirti ir suvokti, kur jie yra geriau. Tai, pavyzdžiui, rodant namus, tai čia beveik reikalavimų nėra. Nes jisai jau tiesiog akiniai, va, čia yra medis, čia yra namas, čia yra kažkas, ai, okei, mano pozicija tokia. O kai vyksta žaidimai, tai kuo daugiau detalių, vat kaip ant grindų tos juostos, tuo yra geriau, nes kai žmogus bėgioja, nu, tai viskas greičiau juda, tai reikia kokybės. Tai iš esmės, nu, VR ir NT nereikalauja vat, šitų dalykų, čia tik dėl žaidimų. Ačiū, kad patikslinot. Aišku. Gal dar klausimų turėtų kažkas? Matau, yra vienas klausimėlis iš Nerijaus. Įdomu, kokia programinė įranga naudojate peržiūrai. Nu, tai turbūt minėjote, kad Unreal Engine gaunas. Jo. O akiniai tai MetaQuest 3. Nu, jie patys jau geriausi, bent jau kiek mes esame išanalizavę dėl kokybės ir panašiai. Tvarkoj, smagu, ačiū tuomet Aušrinė. Keliausime toliau prie sekančios temos. Turėsime. Ačiū, Aušrinė, labai buvo labai įdomu. Ir nuolaidą, sakau, viskas labai smagu. Būtinai ateikit, būtinai pabandykit, nes jums irgi turbūt buvo iš pradžių vienas vaizdas, o kai pavaikščiojat, tai visiškai kitaip jau nuomonė. Jo, šiaip iš ties, kai vaikštai pačioj salėje su akiniais, ne, ir ten jūs galite ir kėdę prinešti, atsisės prie stalo ir visa kita. Tai jo, tada pamatai iš to realaus rakurso, kaip tas 3D modelis realybėje atrodo. Tai tas taip duoda efektą nemažą. Super. Gerai, ačiū Jums labai. Dėkui. Dėkui. Taip, tai